Šiandien dauguma žmonių svajoja apie turtingą, prabangų ir laisvą gyvenimą. O per visą istoriją daugelis žmonių to pasiekė. Arba gimė turtingose šeimose, nors tai ne visada taip gera, kaip atrodo. Šiandienos vaizdo įraše mes apžvelgsime įvairių milijonierių paveldėtojų gyvenimus, kurios turėjo gana tragiškas istorijas ir kuriomis tikriausiai nenorėtumėte būti. Prisijunkite prie manęs, kai tyrinėsime jų gyvenimus. Pirmojoje mūsų istorijoje keliausime į 20-ojo amžiaus pradžios Jungtines Amerikos valstijas, kur viena paveldėtoja, nepaisant savo milijonų, turėjo ypač sudėtingą asmeninį gyvenimą. Barbara Woolworth Hutton gimė Niujorke 1912 m. lapkričio 14 d. Jos tėvas buvo Franklin Laws Hutton, turtingas E.F. Hutton & Company Niujorke įsikūrusios investicinės bankininkystės ir finansų įmonės, vienas iš savininkų ir steigėjų. Tačiau nors jos tėvas ir buvo sėkmingas savo srityje, Barbaros būsimas turtas jai atiteks per motiną, Edna Woolworth. Edna Woolworth buvo viena iš 3 amerikiečių verslininko Franko Winfieldo Woolwortho vaikų. XIX pabaigoje Frankas Woolworthas uždirbo milžinišką pinigų sumą. Po to, kai jis pradininkavo 5 ir 10 centų parduotuvių koncepcijai, mažmeninės prekybos parduotuvėms, kuriuose viskas paprastai kainavo 5 arba 10 centų, tai buvo šiuolaikinių dolerio ar svaro parduotuvių pirmtakas. Woolwortho idėja buvo nepaprastai sėkminga ir vos po kelių mėnesių po Barbaros gimimo jis atidarė Woolwortho pastatą Niujorke, bendrovės būstinė, kurios statyba kainavo $13,5 milijono ir kuris buvo aukščiausias pastatas pasaulyje iki 1930 metų. Nepaisant šeimos turto, Barbaros vaikystė buvo labai sunki. Jos tėvas buvo nuolatinis moterų viliotojas, turėjęs daugybę romanų už santuokos ribų, ir jis to visiškai neslėpė. Be to jis taip pat buvo abejingas tėvas ir stipriai gėrė. Todėl, kai Barbaros motina staiga mirė 1917 m. gegužės 2 d., būdama vos 33 metų, daugelis žmonių įtarė, kad ji pasitraukė iš gyvenimo savo norų. Teismo medicinos eksperto ataskaitoje oficialiai buvo nurodyta, kad ji mirė uždususi dėl mastoidito, sunkios ausų, nosies ir gerklės sistemos infekcijos. Tačiau faktas, kad autopsija niekada nebuvo atlikta, privertė daugelį abejoti šios versijos tikrumu. Motinos mirtis Barbarai buvo ypač žiauri, nes būtent ji rado savo motinos negyvą kūną. Ji tebuvo 5 metų, tačiau šis prisiminimas tikrai liko su ja. Po to jos tėvas iš esmės išsiuntė ją auginti guvernantei ir leido į kelias privačias mokyklas Niujorke bei Farmingtone, Connecticute. Vėlesniais metais įvyko įvykiai, kurie suformuos visą likusį jos gyvenimą. 1919 metais mirė jos motinos senelis, Woolworths įkūrėjas, o 1924 metais mirė ir jos močiutė iš motinos pusės. Būdama vienintelis Ednos Woolworth vaikas, Barbara dabar paveldėjo trečdalį Woolworth turto, kuris būtų atitekęs jos motinai. Tai sudarė beveik $13 milijonų tuo metu, suma, kuri šiandien būtų lygi daugiau nei $500 milijardo. Barbara iš karto negalėjo naudoti šiais pinigais dėl savo amžiaus, o jos tėvas juos pakankamai gerai investavo jos naudai, kai ji pagaliau perėmė tiesioginę šių pinigų kontrolę. 1930 pradžioje šių pinigų vertė viršijo $50 milijonų, o šiandien tai būtų daugiau nei $1 milijardas šiandien. Kai ji įgijo šį milžinišką turtą, Barbara jau buvo įgijusi reputaciją Amerikos aukštuomenėje ir ne pačią geriausią. 1929 pabaigoje Wall Streeto akcijų birža patyrė milžiniškų nuostolių po ekonominio 1920 pakilimo. Per kelis mėnesius po to Amerikos ir pasaulio ekonomika nugrimzdo į didžiąją depresiją. Daugelis žmonių prarado savo santaupas, o milijonai amerikiečių liko be darbo. Todėl buvo laikoma socialiai nepriimtina, kai Barbaros šeima surengė prabangų debiutantės pokylį jos 18-ojo gimtadienio proga Niujorke 1930 lapkritį. Šiame pokylyje svečiams dainavo Rudy Wallace, vienas žymiausių to meto pramogautojų.
ir kuris kainavo daugiau nei $60,000, suma, kuri šiandien būtų lygi daugiau nei $1,000,000. Tai buvo nepaprastai netinkama, nes finansininkai tokie kaip Hattonai buvo laikomi pagrindiniais šalies ekonominių sunkumų kaltininkais, todėl Barbara buvo negailestingai puolama spaudoje. Jie ją vadino vargšę mažąją turtingą mergaitę, tai pabrėždami jos didžiulį turtą ir sudėtingą šeimos istoriją. Tai buvo pravardė, kuri apibūdins didžiąją dalį jos suaugusio gyvenimo. Barbaros Hatton gyvenimas turbūt labiausiai įsimintinas dėl daugybės jos santuokų. Iš viso jų buvo 7. Pirmoji iš jų įvyko, kai jai buvo vos 20 metų ir ji ištekėjo už Aleksėjaus Midovanio. Jis buvo kilęs iš gruzinų šeimos, kuri pabėgo iš Kaukazo 20-ojo amžiaus. 3-ame dešimtmetyje teigdama, kad ją persekiojo sovietų valdžia. Šeima siekė aukštesnio socialinio statuso, o kai jis susipažino su Barbara, Aleksėjus jau buvo vedęs Louisą Van Allen, turtingos Astorų šeimos nare. Jis greitai išsiskyrė su ja, kad galėtų vesti Barbarą, kuri buvo turtingesnė. 1933 m. birželio 22 d., kaip ir buvo galima tikėtis iš tokio žmogaus, jis iš karto pradėjo leisti didžiules Barbaros pinigų sumas. Be to, Midovanė šeimai kaip santuokos dalis buvo skirtas ir $1,000,000 kraitis. Kai Barbara suprato, kas vyksta, ir išsiskyrė su juo. 1935 m. vasarą ji jau buvo praradusi nemažai pinigų. Antroji Barbaros santuoka buvo dar mažiau sėkminga. Ji ištekėjo už Kurto Horgvico Reventlo, žemo rango danų didiko. Jie susituokė vos po kelių savaičių po jos išsiskyrimo su Aleksiu, tačiau ši santuoka greitai ėmė byrėti. Jis smurtavo prieš ją tiek fiziškai, tiek emociškai. Dėl to Barbara pradėjo stipriai gerti ir vartoti narkotikus, įpročius, kurių ji niekada taip ir neatsikratė. Per jų 3 metų santuoką ji taip pat susirgo anoreksija. Jos santykius su Kurtu apsunkino tai, kad jie susilaukė vaiko, berniuko, vardu Lancis, kuris gimė 1937 metais ir buvo vienintelis Barbaros vaikas. Buvo spėliojama, kad Barbaros anoreksija buvo sąmoningai sukelta tam, kad ji negalėtų susilaukti dar vieno vaiko. Ir iš tiesų, dėl to ji nebegalėjo pastoti. Tačiau nėra abejonių, kad ji jautė tam tikrą meilę savo sūnui Lanciui. Jis sėkmingai varžėsi su Kurtu dėl globos teisių į jį, kai jie išsiskyrė 1938 metais. Ir nors ji išsiuntė jį augti pas guvernantę ir į privačias internatinės mokyklas, tai tiesiog atspindėjo jos pačios auklėjimą ir vargu ar buvo neįprasta Amerikos aukštuomenėje 1930-aisiais. Nors jos santuoka su Kurtu buvo siaubinga patirtis, vėlesniais metais Barbara pradėjo kiek laimingesnį savo gyvenimo etapą. Kai tai 1939 m. rugsėjį prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Ji tapo aktyvia lėšų rinkėja šiai kovai. Amerikoje, šalis, kuri jautė simpatiją Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir kitų nacių agresijos Europoje aukų likimui. Tačiau kuri nenorėjo įsitraukti į karą ankstyvaisiais jo metais. Hattonas teikė finansavimą ir aktyviai agitavo už tolesnę pagalbą laisvai Prancūzijai, po to, kai Prancūzija buvo užkariauta 1940 m. vasarą. Tuo metu ji jau buvo persikėlusi į Kaliforniją ir JAV įsitraukus į karą po Pearl Harboro atakos Havajuose 1941 m. gruodį aktyviai naudojo savo žinomumą karo obligacijų pardavimui. Būtent čia jos santykiai su aktoriumi Cary Grantu tapo artimesni. Barbara buvo susipažinusi su filmo Auginant kūdikį, Jo mergina penktadienį ir Filadelfijos istorija žvaigžde prieš keletą metų, per jų bendrą pažįstamą, milijonierių ir filantropą Howardą Hughesą. Jie susituokė 1942 m. Liepą, o žiniasklaida juos pašaipiai praminė Kešu ir Keriu. Ši santuoka buvo viena iš laimingesnių jos gyvenime, nors irgi truko neilgai. Jie išsiskyrė 1945 metais. Tačiau Grantas niekada nebandė pasisavinti Barbaros pinigų, o abu tvirtino, kad liko artimi draugai ilgai po skyrybų. Pasibaigus santuokai su Grantu ir Antrajam pasauliniam karui, Hatton persikėlė į Europą keliems metams. Ten ji 1947 metais ištekėjo už princo Igorio Trubickio, prancūzų aristokrato ir sportininko, rusų kilmės.
Jis naudojo Barbaros pinigus, kad padėtų savo pastangoms tapti vienu iš pirmaujančių Europos lenktyninių automobilių vairuotojų, kai profesionalios automobilių lenktynės įžengė į savo pirmąjį aukso amžių. 1940-ųjų pabaigoje ši santuoka, kaip ir visos Barbaros, baigėsi po kelių metų, kai jie išsiskyrė 1951 metais. Ji į tai sureagavo prastai, o ketvirtosios santuokos žlugimas, kartu su vis stiprėjančiu narkotikų ir alkoholio vartojimu bei anoreksija, privertė Barbarą bandyti atimti savo gyvybę. Dar blogiau buvo tai, kad žinia apie tai nutekėjo į žiniasklaidą. 1950-ųjų pradžioje ir Barbara Hatton vėl aprašė JAV ir Europos žiniasklaidą kaip vargšę turtingą mergaitę, praėjus daugiau nei 20 metų po to, kai ji pirmą kartą gavo šį pravardę. 1953 m. gruodį Barbara įsivėlė į savo penktąją ir trumpiausią santuoką. Tai buvo su Porfiliu Rubidosa, diplomatu ir mergišiumi iš Dominikos Respublikos. Tai galbūt buvo keisčiausi Barbaros santykiai. Porofiliją anksčiau buvo vedęs Doris Duke, amerikiečių paveldėtoja iš Duke tabako šeimos turtų. Doris ir Barbara gimė vos kelių dienų skirtumu 1912 metais. Abi buvo vienos turtingiausių moterų pasaulyje ir bėgant metams tarp jų išsivystė keista konkurencija. Ji ištekėjo už Rubirosos 1947 metais, tačiau santuoka greitai baigėsi, o Rubirosas skyrybų metu gavo milžinišką finansinę kompensaciją. Dabar Barbara atrodo dar labiau skaudino varžovę, ištekėdama už jos buvusio vyro. Nuomonė, kad tai buvo fiktyvi santuoka, tikrai sustiprintų tai, kiek ilgai ji truko, arba tiksliau netruko. Hutton ir Rubirosa išsiskyrė vos po 53 dienų. Jis vėl gavo didelę kompensaciją. Keista, bet Rubirosas skyrybų metu tiek iš Dukės, tiek iš Hutton gavo perdarytą B-25 bombonešį. Barbara dar 2 kartus ištekėjo. 6 kartą ji ištekėjo už baronu Gottfriedu Aleksandru von Kramu, profesionaliu Vokietijos tenisininku, kurį ji pažinojo jau keletą metų ir kuris 2 kartus laimėjo Prancūzijos atvirąjį čempionatą 1930-aisiais. Jie susituokė 1955 metais, o išsiskyrė 1959-aisiais. Po to Barbarai ištekėjo dar tik kartą už princo Raimondo Dvano Vienhanerio Čempersako, Laoso aristokrato. Jų santuoka truko šiek tiek daugiau nei metus, 7-ojo dešimtmečio viduryje. Barbaros 7-oji santuoka buvo paskutinė. Kai ji baigėsi 7-ojo dešimtmečio viduryje, jos gyvenimas įgavo tragišką atspalvį. Jos problemos dėl alkoholio ir narkotikų kartu su anoreksija, jai perkopus 50-metį, jau buvo sukėlusios daug sveikatos problemų. Po tarpu jos išlaidavimas ir skyrybų susitarimai lėmė, kad didelė dalis jos didžiulių turtų bėgant metams buvo išleista, pavogta arba iššvaistyta. Didelė to dalis taip pat buvo dėl jos didžiulio dosnumo. Draugai ir pažįstami visada žinojo, kad ji išklausys jų prašymus dėl finansinės paramos vienam ar kitam reikalui, tačiau dėl to ji, dažnai būdama apsvaigusi, tapdavo lengvu grobiu išnaudotojams. Šią tragišką vėlyvą gyvenimo dalį dar labiau apsunkino 1972 metais įvykusi nelaimė, kai jos vienintelis vaikas Lancis iš antrosios santuokos žuvo aviacijos katastrofoje, būdamas apie 35 metų. Po to Barbara tapo vis labiau atsiskyrusi. Ji pardavė kai kuriuos savo namus, bandydama stabilizuoti finansinę padėtį. Ir 8-ojo dešimtmečio viduryje persikėlė į Beverly Wilshire viešbučio penthausą Los Andžele. Būtent čia ji praleido paskutinį savo gyvenimo laikotarpį, priklausoma nuo nuskausminamųjų ir alkoholio, beveik apakusi. Ji mirė nuo širdies smūgio ten, 1979 metų, gegužės 11 dieną, būdama 66 metų amžiaus. Tuo metu buvo plačiai tikima, kad jos vardu buvo likę tik $3500. Nors prieš pusę amžiaus ji buvo viena turtingiausių pasaulio moterų, vis dėlto neaišku, kokio dydžio iš tikrųjų buvo jos turtas, jei būtų įskaičiuota visa jai priklausiusi nuosavybė. Bet kuriuo atveju tai buvo tragiška pabaiga garsiosios Amerikos vargšės turtingos mergaitės gyvenimui. Toliau mes nagrinėsime tabako paveldėtoją, kuri buvo vadinama turtingiausia mergina pasaulyje. Visą savo gyvenimą ji patyrė didelį nepageidaujamą spaudos dėmesį ir netgi išvengė bausmės už žmogžudystę.
Doris Duke gimė 912 metų lapkričio 22 dieną Niujorke. Ji buvo vienintelė Jameso Buchanano, Duko ir jo antrosios žmonos Nana Lane Holtas Inman dukra. Jameso pirmoji santuoka su Lillian Fletcher Macready greitai baigėsi skyrybomis 1906 metais ir vaikų nesusilaukė. Todėl Dorė buvo vienintelis Duko vaikas, o jo turtai nulėmė visą jos gyvenimą. Jamesas Buchananas Dukas buvo Amerikos tabako kompanijos savininkas ir įkūrėjas, kurią jis įsteigė 1890 metais. Amerikos tabako kompanija buvo žinoma dėl kelių naujovių įdiegtų cigarečių gamyboje, ypač dėl popieriaus naudojimo joms sukti ir pirmųjų bandymų chemiškai apdoroti naudojama sudedamąsias dalis. Duko kompanija greitai pradėjo gauti milžinišką pelną, paauksuotojo amžiaus klestėjimo laikotarpiu ir jis sustiprino savo rinkos kontrolę. XIX amžiaus pabaigoje Amerikos tabako kompanija pardavinėjo apie 90% visų Jungtinėse valstijose rūkomų cigarečių. Ir tai buvo tuo metu, kai suaugusiam žmogui buvo įprasta rūkyti, o ne nerūkyti. Dėl viso to Dukai tapo vienomis turtingiausių šeimų Amerikoje. Jamesas užsiėmė reikšmingą filantropiją, įskaitant didžiulį finansavimą Trinity koledžui Šiaurės Karolinoje, kuris vėliau buvo pervadintas į Duko universitetą, pripažįstant jo milžinišką paramą. Doris užaugo savo šeimos milžiniškoje valdoje Hillsborough miestelyje, Naujajame Džersyje. Duke Farms, kaip jis buvo žinomas, buvo 2700 akrų valda. Kai jos tėvas mirė 1925 metais, ji faktiškai paveldėjo pagrindinę jo milžiniškos valdos dalį, kuri tuo metu buvo vertinama daugiau nei $100 milijonų, suma, kuri šiandien prilygtų daugiau nei $1 milijardui. Tačiau tuo metu ji negavo pinigų dėl savo jauno amžiaus. Vietoj to buvo sudarytas susitarimas, pagal kurį Dorė palaipsniui perimtų turto valdymą per savo 20-uosius metus. Dijukė sulaukė pilnametystės būtent tada, kai Jungtinės valstijos paniro į Didžiąją depresiją po Wall Streeto griūties 1929 metų rudenį. Šiame kontekste prabangių debiutančių vakarėlių rengimas tokioms asmenybėms kaip Dorė ir jos bendramžė Barbara Hatton, Walworto šeimos turto paveldėtoja, 1930-ųjų pradžioje sukėlė tiek pat susidomėjimo, kiek ir kritikos tarp to meto Amerikos spaudos. Ji ir Hatton buvo pramintos aukso dulkelių dvynukėmis, o atskirai turtingiausia pasaulio mergina arba vargšė mažąja turtinga mergaitė. 1935 metais, kai jai buvo vos 22, Duke nustebino pažįstamus ir garsenybių spaudą, kai nusprendė ištekėti už ambicingo politiko Jimio Cromwello. Cromwellas buvo 16 metų vyresnis už ją ir pradėjo naudoti Dorės turtus savo politinėms ambicijoms siekti. Jis taip pat buvo kilęs iš pasiturinčios šeimos, nors gerokai mažiau turtingos nei Duke. Po 2 metus trukusių medaus mėnesio kelionių aplink pasaulį, Cromwellai trumpam apsigyveno Havajuose, kur pasistatė dvarą, kurį pavadino Shangri-La. Tačiau jų santuoka pradėjo byrėti 1940-ųjų pradžioje. Pirmiausia, jis buvo paskirtas JAV ambasadoriumi Kanadoje, tačiau Dorė šalis nepatiko ir ji išvyko į Havajus. Tada tą vasarą jų pirmasis vaikas gimė per anksti ir kitą dieną mirė Honolulu. Po to Dorė ir Jimis pamažu nutolo vienas nuo kito ir 1943 metais išsiskyrė. Pirmojo vaiko mirtis ir santuokos žlugimas lėmė, kad Dorė tapo vis labiau tragiška asmenybė. Tai dar labiau paaštrino žinia, kad jos nėštumas ir su juo susijusios komplikacijos 1940 metais beveik neabejotinai reiškė, jog ji daugiau nebegalės turėti vaikų. Atsakydama į tai, Dorė pradėjo elgtis ekscentriškai. Lankėsi pas būrėjus ir kitus žmonės, kuriais tikėjo, kad jie padės jai susisiekti su mirusia dukra. Tačiau dar labiau nerimą kėlė jos vis didėjantis priklausomumas alkoholiui ir įvairiems receptiniams vaistams, įskaitant opiatus. 1947 metais Dukas vedė antrą ir paskutinį kartą. Tai buvo su Porfirijų Rubirosa, diplomatu ir mergišiumi iš Dominikos Respublikos.
Ši santuoka sukėlė nemažai ginčų, ypač dėl JAV valstybės departamentų įsikišimo, kuris perspėjo Duke neleisti Rubirosai naudoti jos didžiulių turtų savo politiniams tikslams. Nepaisant šio perspėjimo, ji vis tiek suteikė jam milžiniškas pinigų sumas. Atrodo, kad abu buvo neištikimi, o santuoka baigėsi 1951 metais. Rubirosa gavo didžiulę finansinę kompensaciją kaip skyrybų dalį, kuri keista apėmė ir perdarytą B-25 bombonešį. Duke daugiau nebesitokė, tačiau ji ir toliau patekdavo į viešumą dėl gandų apie daugybę romanų su tokiais asmenimis kaip garsus aktorius Erolas Flinas ir vėliau džiazo pianistas Joe Castro. Galbūt keisčiausias iš šių gandų apie jos meilės gyvenimą buvo tas, kad Doris trumpai turėjo romaną su generolu George'u Pattonu, vienu iš didžiųjų Antrojo pasaulinio karo vadų. Tačiau Pattonas buvo beveik 30 metų vyresnis už Duke, todėl tai atrodo mažai tikėtina. Nors dėl Duke'ės santykių kyla tam tikrų nesutarimų, jos filantropinė veikla yra aiškiai užfiksuota viešuose šaltiniuose. Ji didelę dalį savo turto skyrė menui ir sodininkystei remti nuo 1940 iki 1980. Ji ypač domėjosi islamo ir pietryčių Azijos menu ir sukaupė didelę kolekciją kūrinių, datuojamų viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Kalbant apie jos pomėgius sodininkystei, dauguma jų buvo sutelkti į Duke Farms plėtrą, kur ji užaugo. Čia Duke pradėjo kurti Duke Gardens 20 amžiaus 60-mečio pabaigoje. Tai buvo didelė šiltnamių, botanikos sodų ir oranžerijų visuma su dirbtiniais ežerais ir terasomis. Duke labai didžiavosi šiuo projektu ir dažnai praleisdavo ilgas dienas pati dirbdama Duke Gardens 20 amžiaus 60-mečio pabaigoje ir 70-ame dešimtmetyje. Ji taip pat puoselėjo draugystę su kai kuriais žymiausiais šios srities atstovais, ypač su Louis Bromfieldu, kuris 1927 metais laimėjo Pulitzerio premiją už savo knygą Ankstyvas ruduo. Su Duke finansavimu Bromfieldas įkūrė Malabos ūkį Mansfieldo mieste, Ohajo valstijoje. Tai buvo eksperimentinis sodininkystės centras, įsikūrės beveik 1000 akrų žemės plote. Šiais metais ji taip pat kurį laiką rašė žurnalui Harper's Bazaar, o 1945-aisiais trumpai dirbo žurnaliste Europoje Antrojo pasaulinio karo pabaigoje tarptautinėje naujienų tarnyboje. Tačiau Duke'ui senstant ji tapo vis ekscentriškesnė, o jos protui pradėjus silpti, jos rašymo pastangos sumažėjo. Metai bėgo ir Duke tapo moterimi, turinčia labai rimtų problemų dėl alkoholio ir narkotikų, kurios 1966 metais lėmė labiausiai prieštaringą jos gyvenimo epizodą. Iki 1960-ųjų Duke buvo įsigijusi keletą namų ir rūmų visoje Amerikoje – Naujajame Džersyje, Niujorke, Los Andžele, Rodo saloje ir Havajuose. Dėl to ji turėjo daug darbuotojų, kurių užduotis buvo prižiūrėti ir tvarkyti šias didelės valdas. Vienas iš tokių darbuotojų buvo Eduardas Tyrrella, Duke reikšmingos meno kolekcijos kuratorius. Tyrrella daugelį metų dirbo pas Duke, tačiau 1966 metais jis nusprendė siekti karjeros Holivudo scenografijoje. Kai Tyrrella 1966 m. spalio 6 vakarą nuvyko pas Duke pranešti apie savo sprendimą. Tarp jų kilo karštas ginčas. Tai įvyko jos namuose Rough Point, Newport, Rhode Islande. Tada jie sėdo į išsinuomotą automobilį, kad nuvažiuotų juo iki namo. Kai jie pasiekė Duke'o rūmų vartus, čia Tyrrella išlipo iš automobilio ir nuėjo atidaryti vartų. Kas įvyko toliau, tebekelia rimtų ginčų. Ką mes žinome, tai kad jis vairavo automobilį ir paliko variklį veikiantį, kai išlipo atidaryti vartų. Tuo metu Duke'as išlipo iš keleivio vietos ir atsisėdo į vairuotojo vietą. Vėliau ji liudijo, kad ketino tiesiog pajudinti automobilį į priekį, kad paimtų Tyrrellą, kai jis atidarys vartus, tačiau netyčia paspaudė akceleratorių. Vėliau įvykio vietoje rasti įrodymai neatitiko šio paaiškinimo, o pasekmės buvo žiaurios. Po akimirkos automobilis trenkėsi į Tyrrellą, prispausdamas jį tarp automobilio ir vartų. Netrukus po to jis mirė nuo patirtų sužalojimų.
Po šio įvykio Tirelo šeima padavė Duką į teismą dėl neteisėtai sukeltos mirties. Buvo pasiektas susitarimas dėl maždaug $75 000 sumos, kuri šiandien būtų lygi maždaug $500 000. Tyrimas liko nebaigtas dar keletą metų po to. Tačiau Dukas, kuris tą vakarą greičiausiai buvo apsvaigęs, galiausiai sugebėjo išvengti bet kokios tolesnės bausmės ar baudžiamųjų kaltinimų. Papirkdamas ir skirdamas didelės lėšų sumas Newporto miesto tarybai bei kitoms vietos labdaros organizacijoms. Nors po Tirelos incidento 1966 metais Dukas išvengė kalėjimo, jo reputacija JAV aukštuomenės sluoksniuose niekada visiškai neatsistatė. Dėl to 8 ir 9 dešimtmečiuose ji tapo dar uždaresnė, o jos alkoholio ir narkotikų vartojimas, kuris jau ir tai buvo nemažas, dar labiau išaugo. Artėjant 80-mečiui, Duko jos medicinos patarėjai įtikino atlikti keletą operacijų. Kai kurios iš jų buvo būtinos medicininės priemonės, pavyzdžiui, kelio sąnario keitimas, tačiau kitos, įskaitant veido patempimą, buvo tik kosmetinės. Kelio sąnario keitimo operacija. Nors šiandien yra gana įprasta procedūra, 10-ojo dešimtmečio pradžioje vis dar buvo sudėtinga. Dajuk atveju operacija buvo nesėkminga, todėl ji liko prikaustyta prie neįgaliojo vežimėlio visam likusiam gyvenimui. Būtent po operaciniu laikotarpiu, kai Duke vis labiau silpo ir buvo pasimetusi, ji pasirašė naują testamentą, kuriuo pagrindiniu savo turto paveldėtoju paskyrė savo liokajų Bernardą Lafferty. Laffertis buvo nedoras žmogus, kurį Duke buvo pasamdžiusi prieš keletą metų daugiau kaip gėrimo draugą, nei dėl kokios nors kitos priežasties. Šis Duke testamento pakeitimas įgavo niūrią potekstę vos po kelių mėnesių, kai kunigaikštienė užspringo maistu, o Laffertis atsisakė kviesti greitąją pagalbą. Po kelių savaičių, po kelių kelionių į ligoninę ir iš jos, būdama apsvaigusi nuo didelių morfino ir kitų nuskausminamųjų dozių, ji mirė 1993 m. spalio 28 d. Duke buvo 80 metų. Jos pelenai vėliau buvo išbarstyti Ramiajame vandenyne. Iškart kilo ginčai dėl jos turto, vertinamo $1,3 milijardo, kai įvairių šalių advokatai apkaltino Lafferty manipuliavus Duke, kad ši paskutiniais mėnesiais pakeistų testamentą, net kai ji vis labiau abejojo savo veiksmais. Galiausiai Kalifornijos teismai įsikišo ir nusprendė, kad Doris Duke labdaros fondas gaus labai didelę turto dalį. Vis dėlto Laffertis vis tiek gavo vienkartinę $4,5 milijono išmoką ir po to kasmet po $500,000. Po to jis išvyko į Los Andželą, kur mirė 1996 metais. Trumpai prieš mirtį jis buvo išteisintas tyrime, kurį pradėjo Los Andželo apygardos prokuroras, siekdamas nustatyti, ar Duke buvo nužudyta, ar mirė dėl komplikacijų susijusių su jo sveikatos būkle. 2020 metais tyrimų žurnalistas Peteris Lancas ir Newport Daily News parengė naują ataskaitą apie Eduardo Tirelos mirties 1966 metais aplinkybės. Jis iš naujo įvertinęs visus įrodymus padarė išvadą, kad Duke ne tik tyčia partrenkė Tirelą automobiliu, kai šis atidarė vartus, bet ir antrą kartą pervažiavo jį, kai jis jau gulėjo ant žemės. Oficialios ataskaitos buvo suklastotos arba kai kurios jų dalys buvo pašalintos iš to, kas buvo pateikta Tirelos šeimai. Gyvenimas vienumoje, atokiai nuo visuomenės, kai kam gali atrodyti idealus, tačiau vario paveldėtojos nepasitikėjimas kitais, sveikatos problemos ir jos gyvenimo būdas tai ko mažai kas norėtų. Užetė Marcelė Clark gimė 1906 metai birželio 9 dieną Paryžiaus mieste, Prancūzijoje. Užetė buvo antra vyriausia Williamo A. Clarko duktė, o jos motina buvo Ana Eugenija Clark, antroji Williamo žmona. Jos tėvas, kuriam Hugetės gimimo metu buvo beveik 70 metų, buvo viena svarbiausių Amerikos gyvenimo figūrų 20-ojo amžiaus pradžioje. Jis susikrovė turtus JAV plėtrai į vakarus plečiantis į Montaną ir kitas teritorijas. Nuo 1860-ųjų, o vėliau uždirbtus pinigus panaudojo diversifikuodamas veiklą į geležinkelių statybą geležinkelių bumo metu. Iš ten jis perėjo į politiką ir 1890-aisiais tapo Montanos senatoriumi.
Todėl Hugetė gimė vienoje turtingiausių ir įtakingiausių šeimų vėlyvojo paauksuoto amžiaus Amerikoje. Hugetė ankstyvą gyvenimą praleido Paryžiuje, nes Clarkų šeima bendravo su kai kuriais Europos aukštuomenės atstovais. Pavyzdžiui, 1911 metais ji kartu su šeima dalyvavo Didžiosios Britanijos karaliaus Džordžo V karūnavime. Tačiau netrukus ji buvo išsiųsta atgal į Ameriką mokytis Penn School, privačioje mergaičių mokykloje Manhatane, Niujorke, 20-ojo amžiaus antrojo dešimtmečio pradžioje. Čia ji gyveno kartu su keliais kitais savo šeimos nariais. 5-osios Avenių name, milžiniškame 6 aukštų 121 kambario pastate, kuris tuo metu buvo laikomas didžiausiu vieno savininko namų Niujorke. Kai Hugetė gimė 1906 metais. Ji turėjo daug brolių, seserų ir netikrų brolių bei seserų. Jos tėvas iš pirmosios santuokos turėjo 7 vaikus. Ir nors 2 iš jų mirė kūdikystėje, 5 išgyveno vaikystę, nors dar vienas, Polas Clarkas, mirė paauglystėje. 1896 metais. Taigi Hugetė turėjo 4 netikrus brolius ir seseris – Merę, Čarlzą, Kateriną ir Viljamą, kurie visi buvo maždaug 30–40 metų vyresni už ją. Be to, Hugetė turėjo vieną tikrą seserį – Andrę, kuri gimė 4 metais anksčiau už ją, tačiau taip pat mirė jauna nuo meningito 1919 metais. Šeimos struktūra buvo reikšminga, nes šeimos patriarchas senėjo, o jo turtas netrukus turėjo būti paveldėtas vaikų. Šis turtas buvo labai didelis, nes Clarkas toliau plėtojo savo verslo interesus. 1900 ir 1910 plėsdamasis į papildomas kasybos operacijas. Ir Las Vegaso plėtroje ankstyvaisiais laikais kaip sustojimo vieta keliautojams pakeliui į Los Andželą. Taigi, kai jis galiausiai mirė 1925 metų Q2 dieną Niujorke, jo turtas buvo vertinamas maždaug $300 milijonų. Pakoregavus pagal infliaciją, ši suma šiandien būtų daugiau nei 5 milijardai JAV dolerių. Taigi, Clarko vaikai paveldėjo milžiniškus turtus, kai jis mirė. Užė gavusi savo dalį tėvo turto po jo mirties, 1925 metų pavasarį Hugetė tikrai nesekė tėvo pėdomis, nei versle, nei politikoje. Manoma, kad ši suma siekia apie 50 milijonų JAV dolerių, nes jos tėvas savo turtą maždaug po lygiai padalijo žmonai ir 5 gyviems vaikams. Hugetė buvo patenkinta, galėdama užsiimti filantropiją ir plėtoti savo pomėgius – meno ir mados pasaulyje. Pavyzdžiui, 20-o ašio 3-ojo dešimtmečio pabaigoje ji išleido apie $50,000, kad jos viloje būtų išsausintas sūraus vandens tvenkinys Belos Verdes Santa Barbaroje, Kalifornijoje, kad tą vietą paverstų paukščių prieglobsčiu, kurį ji pavadino Andrė Clarko paukščių draustiniu, savo sesers garbei, kuri mirė prieš 10-metį. Clark trumpai gyveno Santa Barbaroje po to, kai ištekėjo už Williamo McDonaldo Gloverio, teisės studento, kurį jis sutiko Niujorke, kai abu studijavo. Jie susituokė 1928 metų rugpjūtį, tačiau santuoka ilgai netruko ir jie išsiskyrė likus savaitei iki pirmųjų vestuvių metinių. Taigi ji greitai grįžo į Niujorką ir apsigyveno bute 5-ojoje Avenue. Čia netrukus ėmė ryškėti jos estetinis skonis. Hugetė pertvarkė savo butą ir gretimus butus, sukurdama didžiulę atvirą erdvę, iš kurios atsivėrė vaizdas į centrinį parką, o didžiulėje salėje buvo įrengta biblioteka ir kiti patogumai. Visą 1930-ųjų dešimtmetį Hugetė šiek tiek bendravo su rytų pakrantės aukštuomene. Jie eksponavo kai kuriuos savo paveikslus parodoje Corcorano meno galerijoje Vašingtone ir lankėsi mados šou Niujorke. Tačiau jos artimų draugų ratas buvo mažas, o tiems, kurie ją pažinojo tais metais, Hugetė atrodė sunkiai prieinama ir uždara. Bėgant metams, Hugetė darėsi vis uždaresnė. Ji ir toliau leido pinigus, tačiau dažnai iniciatyvoms, kuriuose niekada nesilankė arba kurioms aukojo anonimiškai. Pavyzdžiui, 1930-aisiais prie paukščių draustinio Santa Barbaroje buvo pastatyta vila, o Hugetė kas mėnesį mokėjo $10,000 viskam ten išlaikyti, tačiau lankėsi ten labai retai.
Šis atsiskyrimas dar labiau sustiprėjo po Ugetės motinos mirties 1963 metais, su kuria ji daugumą savo suaugusio gyvenimo gyveno Niujorke. Taigi didžiąją 1960 ir 1970 dalį ji pamažu tapo vis labiau nuo kitų atsiribojusią asmenybę Niujorke. Didžioji to dalis buvo dėl vis didėjančio nepasitikėjimo nepažįstamaisiais. Ugetė niekada nebuvo ištekėjusi antrą kartą ir neturėjo vaikų, todėl vėlesniais metais ji pradėjo į visus žiūrėti kaip į žmones, kurie galbūt bando įsiteikti jai, kad pasinaudotų jos testamentu. Galbūt jos susirūpinimas nebuvo visiškai nepagristas, tačiau jos metodai buvo kraštutinai paranojiški. Pavyzdžiui, ji vis dažniau rinkdavosi kalbėti prancūziškai, kad paslėptų, ką sako, nuo aplinkinių. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Ugetė Niujorke tapo beveik mitinė figūra, jos beveik niekas nematė ir negirdėjo. O jei ir pasirodydavo, tai taip retai, kad daugelis žmonių manė, jog ji iš tikrųjų mirusi, kas nebuvo neįmanoma, turint omenyje, kad 1986-aisiais jai buvo 80 metų. Vis dėlto Ugetė buvo gyva, nors ir sunkiai laikėsi. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ji buvo labai nusilpusi ir kentėjo nuo daugybės ligų, blogiausia iš jų vėžiniai pažeidimai ant veido, kurie ją subjaurojo. Ugetė atsisakė gydytis dėl savo ligų, nes tai būtų privertę ją ilgam palikti savo butą ir vykti į ligoninę. Tačiau iki 1991 metais situacija tapo tokia, kad kitų pasirinkimų nebeliko. Todėl tą pavasarį ji buvo paguldyta į gydytojų ligoninę aukštutinėme East Side, Manhattane. Ten jos gydytojai pateikė rimtą jos būklės apibūdinimą. Ugetės veidą teko operuoti ir rekonstruoti, tokia buvo žala padaryta dėl jos atsisakymo gydyti pažeidimus. Iš tiesų ji nebuvo lankiusis pas gydytoją 2 dešimtmečius ir atrodė, kad ji retai, jei išvis, valgė. Taip pat jos psichinė būklė buvo labai prasta. Dažnai atrodė, kad ji nesuvokia savo aplinkos ir su ja bendraujančių žmonių. Po operacijos ir atsigavimo ją gydę gydytojai patarė, kad ji gali grįžti namo į savo butą. Tačiau Ugetė buvo pripratusi prie naujos aplinkos. Todėl ji pradėjo mokėti gydytojo ligoniniai beveik $1000 per dieną, kad jai būtų leista likti savo ligoninės palatoje. Vėliau ji buvo perkelta į Beth Israel medicinos centrą, kur apsigyveno 11 aukšte su vaizdu į centrinį parką ir pradėjo samdyti privačias slaugytojas, kad jos rūpintųsi. Dėl to Uget Clark paskutinius 20 savo gyvenimo metų praleido gyvendama ligoninėje, tačiau iš esmės turėdama savo pusiau privačią sparną su vaizdu į parką, virš kurio jos butas iškilęs jau pusę amžiaus. Ir įdomu tai, kad aplinkos pasikeitimas atrodo jai išėjo į naudą. Bėgant metams, jos sveikata ir psichinė būklė gerokai pagerėjo, kaip pažymėjo jos gydytojai periodinėse ataskaitose, nors ji vis tiek išliko labai ekscentriška. Kas buvo keista visame tame, tai kad Ugetė nesivargino pasiteirauti nė vieno iš daugybės savo darbuotojų. Iš savo buto 5-ojoje Avenue, dvaro Santa Barbaroje, Kalifornijoje, ar rūmų, kuriuos ji buvo nusipirkusi dar 5-ajame dešimtmetyje Konektikute, bet taip ir neapsigyveno juose. Šiuose įvairiuose būstuose darbuotojai ir toliau gaudavo atlyginimus ir rūpinosi pastatų priežiūra, tačiau jie neturėjo jokio supratimo, kur yra jų darbdavė ar kas jai nutiko. Tuo tarpu Užė buvo labai užsiėmusi, leisdama didžiąją dalį savo milžiniško turto dar prieš mirtį. Dosnios sumos buvo dovanojamos atskiriems asmenims. Artima, visą gyvenimą ją lydėjusi draugė gavo $10 milijonų. Tai galėjo būti visiškai teisėta. Tačiau faktas, kad viena iš Ugat privačių slaugytojų Beth Israel medicinos centre, Hadassah Perry, gavo daugiau nei $30 milijonų grynaisiais, palikimu ir dovanomis, atrodo, kad čia vyko tam tikras išnaudojimas. Kita vertus, vėlesniais metais Uget buvo moteris, iš kurios buvo sunku negauti dovanų. Kartą ji davė televizorių savo ligoninės palatoje sutaisiusiam meistrui – $25 000. Ugetė mirė 2011 m. gegužės 24 dieną, sulaukusi 104 metų. Iškart kilo ginčai dėl jos turto ir palikimo.
Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad Užetė turėjo keletą labai vertingų paveikslų, kuriuos sukūrė garsūs XIX ir XX amžiaus pradžios prancūzų impresionistai, tokie kaip Edgaras Degas ir Claude'as Monet. Kai kurie iš šių paveikslų dingo iš šios rūmų tais metais, kai ji gyveno ligoninėje. Tačiau didžiausias ginčas, susijęs su Užetės testamentu, kilo dėl jos $300 milijonų turto paskirstymo, kurį ji turėjo mirties metu. Iš pradžių teismui buvo pateiktas testamentas, kuriame parodyta, kad Užet norėjo apie 3/4 savo turto paaukoti įvairioms labdaros organizacijoms. Maždaug $30 milijonų buvo skirta jos asmeniniai slaugytojai Hadassai Peri, be tų maždaug $30 milijonų dovanų ir pinigų, kuriuos Užet jai buvo suteikusi dar gyva būdama. Kiti testamentų numatyti punktai numatė palikimą jos krikšto dukrai Vandai Steicher ir piniginės išmokas kai kuriems ilgamečiams jos tarnams bute 5-ojoje aveniu. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad prieš galutinai patvirtinant šį testamentą, Užet iš tikrųjų buvo pasirašiusi visai kitą testamentą, vos prieš kelias savaites. Šis testamentas labai skyrėsi nuo antrojo testamento, kuris galiausiai buvo patvirtintas. Pirmasis testamentas leido Užet palikti didžiąją dalį savo turto platesniai šeimai. Iki 2011 metų dauguma jų buvo sūnėnų ir dukterėčių vaikai, arba dar tolimesni giminaičiai, kurių už kai kurių Užet niekada nebuvo sutikusi, o daugelio vyresnių šeimos narių ji nebuvo mačiusi nuo 1950-ųjų. Vis dėlto Užet bent jau laikinai svarstė mintį didžiąją dalį savo turto palikti jiems. Kai paaiškėjo, kad buvo pirmasis testamentas, kuris greitai buvo pakeistas ir iš jo buvo išbraukta jos tolima šeima, Užet giminaičiai kreipėsi į teismą. Jų argumentai buvo akivaizdūs. Užet buvo labai sena moteris, kurios psichologinė būsena kėlė abejonių, ir jie tikėjo, kad jos asmeninė slaugytoja bei kiti žmonės paskutinėmis savaitėmis privertė ją pakeisti testamentą taip, kad jie taptų naudos gavėjais, o giminaičiai būtų išbraukti. Tai tikėtina, kad tai buvo tiesa, tačiau lygiai taip pat tikėtina, kad Užet tiesiog nusprendė atsidėkoti tiems žmonėms, su kuriais ji buvo artimiausia per paskutinius 20 savo gyvenimo metų. Kad ir kokia būtų tiesa, teisėjas nusprendė, kad šeimos argumentas yra pagrįstas. Taigi, pirmoji Užet testamentas buvo iš esmės įgyvendintas, o šeima gavo daugiau nei 75% viso turto. Užet privačiai slaugytojai Hadassai Peri teko gražinti $30 milijonų, kuriuos ji buvo gavusi pagal testamentą. Susitarimas buvo pasiektas su sąlyga, kad jos gauta panaši suma dovanų ir kitų palikimų per daugelį metų, kol Užet dar buvo gyva, nebus ginčijama. Taigi, Clarkų šeima galiausiai tapo pagrindiniais jos testamento naudos gavėjais, nors mes niekada tiksliai nesužinosime, kam iš tikrųjų paslaptingoji Užet Clark buvo ketinusi palikti savo turtą. Ji pati buvo palaidota šeimos mauzoliejuje Bronkse, Niujorke, o keli meno kūriniai, kuriuos jis surinko per savo gyvenimą, šiandien yra saugomi svarbiausiose muziejuose ir galerijose. Įsivaizduokite tai. Jūsų tėvas miršta, kai jums buvo vos 7 metai. Turite motiną, kurią jūs nerūpite, o kai jums sukanka 20 metų, ji imasi veiksmų, kad jūs sterilizuotų, tikėdamasi gauti jūsų palikimą. Deja, tai buvo netinkamos paveldėtojos gyvenimas. Anne Cooper Hewitt gimė Paryžiaus mieste 1914 m. Liepos 28 d., data, kuri dažnai laikoma Pirmojo pasaulinio karo pradžia. Būtent tą dieną Austrijos-Vengrijos imperija paskelbė karą Serbijai, sukeldama virtinę karo paskelbimų visoje Europoje. Tai buvo niūri pradžia, apie kurią Anės motina dažnai primindavo savo dukrai vėlesnėme gyvenime. Jos motina buvo Marian Jean Andrews, moteris, kuri anksčiau buvo ištekėjusi už daktaro Perdės Satos Brugie ir Aleksandro Ternerso Stuarto Denningo. Abu šie vyrai buvo gana turtingi ir artimai susiję su žymiais Niujorko bankininkais bei finansininkais. Tačiau Anos tėvas nebuvo ne vienas iš šių vyrų, o buvo Peteris Cooperis Hewitas. Jis taip pat buvo iš labai žinomos šeimos, nes jo senelis Peteris Hewitas buvo milijonierius išradėjas ir verslininkas, kuris buvo Niujorko miesto patriarchas. Anos gimimo metu Peteris buvo vedęs Lucy Bondwork, dar vienos žinomos ir turtingos bankininkų šeimos dukterį.
Taigi ji buvo pradėta per nesantuokinį Piterio romaną su Marion, prasidėjusi nuo pat 1910 pradžios. Tačiau netrukus jis išsiskyrė su žmona ir vedė Marion. Vėliau jis oficialiai įsivaikino Anę, galbūt norėdamas nuslėpti faktą, kad ji gimė dėl nesantuokinių santykių. Kai jos tėvai susituokė, 1918 metais Anė tapo vienintelė labai turtingos šeimos vaiku. Tai daugiausia rėmėsi Petro verslo interesais. Pagal išsilavinimą inžinierius, 1901 metais, kai Petrui buvo 40 metų, jis išrado gyvsidabrio garų lempą. Tai buvo dujų išlydžio lempa, kuri naudojo elektros lanką, perduodama per garintą gyvsidabrį, kad sukurtų labai ryškią šviesą. Naujoji lempa turėjo didžiulių pranašumų prieš anksčiau naudotas lemputes, ypač tai, kad jos lemputės galėjo veikti iki 24 000 valandų, skleisdamos labai ryškią šviesą. Dėl to jos tapo idealiu pasirinkimu naudoti gatvių apšvietimui ir kitose vietose, kur reikėjo labai ryškios šviesos, pavyzdžiui, ligoninių operacinėse, stadionuose ir kitose viešuosiuose pastatuose. Todėl gyvsidabrio garų lempos greitai paplito visame vakarų pasaulyje. Ir iš tikrųjų tokio tipo lempos vis dar plačiai naudojamos daugelyje šalių, net ir po daugiau nei 120 metų. Kadangi jis ją išrado ir turėjo šio dizaino patentą, Peteris Cooperis Huitas tapo labai turtingu žmogumi. Būtent tokioje aplinkoje užaugo Ana ir tai turėjo lemiamos įtakos visai jos gyvenimo eigai. Ana savo tėvo iš tikrųjų beveik nepažinojo. Jis mirė 1921 metų ankstyvą rudenį, netrukus po jos 7-ojo gimtadienio. Petras gimė dar 1861 metais ir tarp jo bei Anos motinos buvo 20 metų amžiaus skirtumas. Todėl nebuvo nuostabu, kad jis mirė gerokai anksčiau už Marijoną. Jo testamentas buvo šiek tiek neįprastas. Jis nepaliko viso savo turto žmonai, taip pat nepadalijo jo po lygiai tarp jos ir jų vienintelio vaiko. Vietoj to, Peteris nurodė, kad Marion gautų tik trečdalį jo turto, o Ana likusius 2/3. Ji šį turtą paveldėtų 1935 metų vasarą, kai jai sueitų 21 metai. Ši pinigų suma buvo labai didelė. Nors jo pirminis gyvsidabrio garų lempos dizainas turėjo tam tikrų trūkumų, iki 1903 metų jis juos ištaisė ir ši lempa buvo pradėta naudoti visoje Jungtinėse valstijose bei daugelyje Europos šalių. Tai apima naujovę, vadinamą gyvsidabrio lanko lygintuvu, kuris galėjo paversti kintamąją srovę į nuolatinę. Dvi srovės rūšys, kurios sukėlė srovės karą 1880-aisiais tarp Tomo Edisono ir Džordžo Westinghouso. Dar vienas postūmis jo finansams buvo Holivudo kino industrijos atsiradimas ir Hewitto lempų pritaikymas studijų apšvietimui. Dėl šių pastangų, kai jis mirė, 1921 metais jis paliko turtą vertą $4 milijonų, suma, kuri šiandien prilygtų daugiau nei $100 milijonų priklausomai nuo to, kaip skaičiuojama infliacija. Maždaug $2,7 milijono iš šių pinigų buvo atidėta į Anai skirtą patikėjimo fondą ir ji juos paveldėjo 1935 metais. Deja, šie pinigai tapo pagrindinė jos tragiškos istorijos dalimi. 1930-aisiais Anos santykiai su motina visada buvo įtempti ir tai tęsėsi jai augant. Marion buvo žiauri savo dukrai. Ji žodžiu ją įžeidinėjo, vadindama bjauriąja ančiuke ir silpna protę, o kartais net fiziškai skriausdavo Aną. Praėjus daugelį metų, Ana teigė, kad jos motina retai prie jos prieidavo, o vietoj to samdydavo tarnaičių būrį, kurios rūpindavosi viskuo nuo aprengimo ryte ir maisto gaminimo iki paguldimo į lovą vakare. Vietoj to Marion gyveno atsiskyrėlišką gyvenimą ir per 4 metus po Petro mirties dar 2 kartus ištekėjo. Pirmiausia, už barono Frederiko Emilijaus Redžio Dolandžerio 1922 metais, o vėliau už Džordžo Viljamo Čarlzo Makarterio 1926 metais. Marion taip pat įgijo daugybę žalingų įpročių, dėl kurių palaipsniui iššvaistė didžiulį turtą, kurį jai buvo palikęs vyras.
Tai buvo stiprėjantis alkoholizmas ir polinkis į lošimus, pavojingas derinys moteriai, kuri turėjo daug pinigų, kuriuos galėjo prarasti. Iki 1930-ųjų šioms ydoms ji daugiausia pasiduodavo Kalifornijoje, kur ji ir Ana gyveno San Franciske. Tuo tarpu Ana gyveno atsiskyrėlišką gyvenimą. Jos motina užrakindavo ją kambaryje ir sąmoningai stengėsi apriboti jos galimybės susirasti draugų ar bendrauti. Kai Ana augo ir artėjo jos 21 gimtadienis, amžius, kai ji turėjo paveldėti tėvo jai paliktus pinigus, jos motina matyt pradėjo reskti planus, kaip galėtų pasisavinti turtą. Ir atrodė, kad yra vienas būdas gauti šį paveldėjimą. Vėlionio vyro testamente buvo numatyta, kad jei Marion dėl kokios nors priežasties pergyventų savo dukterį ir jei Ana mirtų bevaikė, tuomet Anos dalis turto vėl atitektų Marion. Tai buvo sveiko proto sprendimas, tačiau Marion bandė tuo pasinaudoti, ypač klastingų būdu, kai jos dukrai artėjo 21 gimtadienis. 1934 m. rugpjūtį, kai Anai buvo 20 metų, ji pietavo su motina San Diego priemiestyje, kai pajuto nemalonų skausmą pilve. Ana buvo nedelsiant nuvežta į ligoninę, o prie durų ją pasitiko daktaras Tiltonas Tilmanas. Vos tik gydytojas pamatė Aną, jis pranešė jai, kad ji serga apendicitu ir turės būti operuota, kad būtų pašalintas apendiksas. Apendicitas nebuvo neįprasta diagnozė, tačiau po kurio laiko Ana atskleidė, kad daktaras Tilmanas jos nė karto fiziškai neapžiūrėjo, kad patvirtintų, jog būtent nuo to ji kenčia. Ana buvo operuota po 4 dienų ir kelias savaites praleido ligoninėje sveikdama. Šiuo laikotarpiu ji vis labiau ėmė įtarti, kas vyksta. Ji nugirdo kelis pokalbius, kuriuose gydytojai ir slaugytojos slapta kalbėjo apie jos priežiūrą, vadindami ją idiotę pacientę. Netrukus Ana sužinos, kad per operaciją jai buvo pašalintas ne tik apendiksas, bet gydytojai taip pat atliko salpingektomiją, procedūrą, kurios metu buvo pašalinti jos kiaušintakiai. Ši operacija paprastai atliekama siekiant užkirsti kelią vėžiui arba gydyti negimdinį nėštumą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju Anos motina surezgė planą, kad gydytojai atliktų šią procedūrą kaip sterilizacijos formą, kad Ana negalėtų turėti vaikų. Ji sugebėjo įtikinti juos tai padaryti papirkinėdama ir sakydama kitiems ligoninės darbuotojams, kad Ana yra silpnaprotė. Tuo metu eugenika vis dar buvo priimtina vakarų mokslinio ir medicininio mąstymo dalis. Todėl gydytojai atliko procedūrą, kad užkirstų kelią Anai susilaukti vaikų, kurie taip pat galėtų būti protiškai neįgalūs. Dabar Ana niekada neturės vaikų, todėl viena iš pagrindinių jos tėvo testamento nuostatų buvo įvykdyta, kad Marion galėtų perimti Anos pinigus. Ana nesusitaikė ir nepriėmė šios siaubingos medicininės neteisybės ir fizinio žalojimo. Vietoj to ji pasamdė teisininką, o 1936 m. sausį labai viešoje spaudos konferencijoje biure San Franciske ji paskelbėsi susirinkusiems žurnalistams, kad paduoda savo motiną į teismą dėl $500 000, teigdama, jog Marion pasamdė 2 gydytojus ją sterilizuoti ir kad ji taip pat juos papirko iš Anos patikėjimo fondo paimtais pinigais. Spauda griebėsi šios istorijos, kurioje pikta motina buvo supriešinta su turtinga jauna paveldėtoja. 1936 metais kai kuriuose svarbiausiuose šalies laikraščiuose buvo išspausdinta 10 straipsnių. Galiausiai reikalai subjuro. Įsikišo policija ir tiek Marion, tiek 2 jos papirkti gydytojai buvo suimti ir apkaltinti suluošinimu, neaiškiai apibrėžtu nusikaltimu, kuris galėjo apimti žmogaus sužalojimą ar subjaurojimą. Jei būtų pripažinta kalta, Anos motinai grėsė iki 14 metų kalėjimo. Tačiau iki to niekada nepriėjo. Galiausiai, kai policija pasivijo Marijoną, jie ją rado ligoninėje Naujajame Džersyje po bandymo nusižudyti. Kai atėjo lemiama akimirka, Ana nebuvo pasiruošusi liudyti prieš ją teisme, jei tai reikštų jos įkalinimą, todėl byla tyliai buvo nutraukta. Marijonos planas niekada nebuvo įgyvendintas. Nors Ana niekada negalėjo turėti vaikų, ji vis tiek turėjo mirti prieš susituokdama, kad jos motina galėtų gauti $2,7 milijono dalį turto. Taip niekada ir neįvyko.
Iš tiesų Marijonas mirė per 4 metus. Ji mirė 1939 m. balandžio 30 d., būdama 57 metų, gyvendama vieno kambario lūšnoje Niujorke, neturėdama pinigų ir visiškai viena. Ana vėliau gyveno spalvingą gyvenimą. Nors dėja, ji niekada negalėjo turėti vaikų, Ana iš viso ištekėjo 6 kartus. Skirtingai nei jos motina, Ana nesiekė turtingų vyrų. Ji neturėjo tam poreikio. Vietoj to, Ana tekėjo už vyrų iš kuklių šeimų. Tarp jų buvo kalnakasys, barmenas ir kaubojus, kuris taip pat dirbo diskžokėju. Tas diskžokėjas ir kartais kaubojus buvo ne kas kitas, o Frankas Rodeilas, Rojus Nikolsonas. Jis buvo ir 4. ir 6. vyras. Ana su juo išsiskyrė, o vėliau susitaikė ir dar kartą ištekėjo už jo. Santuoka su Nikolsonu vėl atsidūrė laikraščių antraštėse, kai Ana pirmą kartą ištekėjo už jo 1940-ųjų pabaigoje. Nikolsonas išsiskyrė su savo tuometine žmona tam, kad galėtų vesti Aną, tačiau jo žmona buvo rasta mirusi vos po kelių valandų po skyrybų įteisinimo. Jos mirtis vėliau buvo pripažinta savižudybė, o Nikolsonas buvo išteisintas nuo bet kokio įsitraukimo. Tačiau laikraščiai aprašė šią istoriją taip, kad ji atrodytų kuo skandalingesnė. Vos po kelių savaičių Ana ir Frankas susidūrė su dar didesniais teisiniais sunkumais, kai paaiškėjo, kad jie davė melagingus parodymus pagal Kalifornijos ikivedybinių kraujo tyrimų įstatymą. Tam, kad greičiau susituoktų. Paskutinis veiksmas Anos dramatiškame gyvenimo pasakojime įvyko 1950-aisiais, antikomunistinės raudonosios baimės Amerikoje kontekste. Tai buvo todėl, kad ji nusprendė kandidatuoti į JAV senatą Nevados valstijoje, norėdama kovoti su komunizmu. Frankas tapo jos rinkimų kampanijos vadovu, kai ji kandidatavo kaip respublikonė, tačiau keistai susiklosčius aplinkybėms, jis viešai pareiškė, kad ketina balsuoti už jos demokratų varžovą. Kampanija taip ir neperžengė kelių sensacingų antraščių ribų. Enė mirė netrukus po to nuo vėžio. 1956 m. vasarį Meksikoje, būdama vos 41 metų, nors kai kurie šaltiniai teigia, kad jai buvo 40. Jos turtas, kurį jos motina taip žiauriai siekė įgyti, atiteko Frankui Rodalui, Rojui Nikolsonui. Paskutiniai mūsų istorijai persikeliame į XIX amžiaus pabaigos Ameriką, kur viena paauglė buvo ištekinta už britų kunigaikščio prieš savo valią, kad jos motina galėtų pagerinti savo socialinį statusą. Consuela Vanderbilt gimė Niujorke 1877 m. kovo 2 dieną. Jos tėvas buvo Williamas Kisimas Vanderbiltas, vienos turtingiausių Amerikos šeimų paauksuotajame amžiuje palikuonis. Vanderbiltas buvo geležinkelių vadovas, kuris garsiai pervadino P.T. Barnum Great Roman Hippodrome Niujorke į Madison Square Garden 1879 metais, praėjus 2 metams po to, kai gimė Consuela. Jos motina buvo Alva Erskine Smith, būsima Amerikos moterų rinkimų teisės judėjimo lyderė. Consuela buvo pavadinta savo krikštamotės, motinos artimiausios draugės Consuelos Iznaga, kuri buvo pusiau kubietė, vardu. Nors gimė itin pasiturinčioje šeimoje, Consuelos vaikystė buvo toli gražu neideali, ypač pagal šiuolaikinius standartus. Augdama ji turėjo nešioti plieninį strypą palei nugarą, kad jos laikysena būtų kuo tiesesnė. Tai jai primetė motina, kuri apskritai buvo valdinga asmenybė. Ji nurodinėjo, ką Consuela turi vilkėti ir nedvejodavo taikyti fizinės bausmes, jei Consuela jai nepaklusdavo. Be to, jos vaikystė buvo gana izoliuota, nes ją namuose mokė privatūs korepetitoriai ir mokytojai. Norint suprasti, kaip Consuelos gyvenimas klostėsi vėlesniais dešimtmečiais, reikia suvokti platesnę šeimos dinamiką. Ji gimė Vanderbiltų šeimoje, vienoje turtingiausių ir įtakingiausių šeimų paauksuotojo amžiaus Amerikoje, kuri savo turtą buvo skolinga Consuelos proseneliui Kornelijui Vanderbiltui. Kornelijus savo pirmąjį turtą susikrovė XIX amžiaus, 4 ir 5 dešimtmečiuose, tapdamas svarbiausių laivybos ir transporto pramonės veikėjų Niujorke ir palei Hudsono upę.
Jis panaudojo iš šių verslų uždirbtus pinigus, kad diversifikuotų savo veiklą geležinkelių pramonėje, nutiesdamas dešimtis tūkstančių kilometrų geležinkelio linijų visoje Jungtinėse valstijose XIX amžiaus. 6 ir 7 dešimtmečiuose iki XIX amžiaus 7 dešimtmečio, netrukus prieš savo mirtį, buvo manoma, kad jis tapo turtingiausiu žmogumi pasaulyje, nors tokius dalykus XIX amžiuje buvo sunkiau įvertinti nei šiandien. Consuelos senelis, Kornelijaus sūnus Williamas Henris Vanderbiltas, paveldėjo didžiąją dalį Vanderbiltų turto, kai jo tėvas mirė 1877 metais. Tačiau Williamas mirė vos po kelių metų. 1885 metais ir vėliau Vanderbiltų turtas buvo padalintas vis didėjančiam šeimos narių skaičiui. Tačiau pagrindiniai Williamo testamento naudos gavėjai buvo Cornelius Vanderbiltas II, Consuelos dėdė, ir jos tėvas, kuris paveldėjo apie $55 milijonus, suma, kuri šiandien būtų beveik $2 milijardai. Taigi Consuela gimė nepaprastai turtingoje šeimoje. Deja, tas turtas jos gyvenimą paveikė tiek neigiamai, kiek ir teigiamai. Nuo paauglystės pradžios jau buvo spėliojama, už ko Consuela galėtų ištekėti. Ji juk buvo vieno turtingiausių pasaulio vyrų duktė, o santuoka su ja bet kuriam būsimam vyrui atneštų milžiniškus turtus. Jos motina tai puikiai suprato ir buvo pasiryžusi, kad Consuela sudarys aukšto statuso santuoką. Be to, kai ji tapo jauna moterimi, buvo akivaizdu, kad Vanderbiltų paveldėtoja buvo ne tik nepaprastai turtinga, bet ir labai patraukli. Jamesas Matthew Barries, Peterio Peno autorius, kartą apie ją pajokavo: "Aš visą dieną stovėčiau gatvėje, kad pamatyčiau, kaip Consuela įsėda į savo karietą." Kai Consuela buvo paauglė, jos motina atrodo jau buvo nusprendusi, kad dukra ištekės už britų aristokrato. Ji nebuvo vienintelė, kuri taip manė. Kadangi daugelis amerikiečių šeimų XIX amžiaus antroje pusėje tapo nepaprastai turtingos, jos savo dukras naudojo kaip vadinamasias dolerio princesės. Turtinga amerikiečių paveldėtoja ištekėdavo už britų aristokrato. Amerikos naujieji turtuoliai susijungė su senojo pasaulio aristokratija šiose santuokose. Tačiau buvo ir kita priežastis, kodėl Alva tai primygtinai reikalavo. 1895 m. kovą Alva išsiskyrė su savo vyru Williamu Vanderbiltu ir dėl to buvo ištremta iš aukštuomenės. Beviltiškai siekdama susigrąžinti savo socialinį statusą, Alva norėjo, kad Consuelo ištekėtų už labai aukštą padėtį užimančio didiko ir laimiai tam buvo idealus kandidatas. Tai buvo Charlesas Spenceris Churchillis, 9. Marlborough hercogas. Marlborough buvo kilęs iš vienos garsiausių Didžiosios Britanijos didikų šeimų. Pirmasis hercogas vadovavo Britų karo pastangoms Ispanijos įpėdinystės kare 18 amžiaus pradžioje. Tuo metu jis pastatė vieną didingiausių Didžiosios Britanijos dvarų, žinoma kaip Blenheimo rūmai. Tačiau Spencer Churchilliai XIX amžiaus pabaigoje buvo patekę į finansinius sunkumus, nepaisant didelės jų šeimos garbės. Todėl 9 kunigaikščio ir Consuelo santuoka buvo iš išskaičiavimo. Marlborough gautų jam reikalingą finansavimą, kaip jis vėliau teigė, išgelbėti Blenheimo rūmus, o Vanderbiltai nusipirktų kelią į Britanijos aristokratiją, o Alva atgautų savo socialinį statusą. Vis dėlto Consuela į šią santuoką įžengė nenoromis. Kai jos motina Alva pirmą kartą iškėlė šią temą, Consuela jau buvo slapta susižadėjusi su Vintropu Rutherfordu, tuo metu aukštuomenės atstovu, kuris buvo gerokai vyresnis už ją. Tačiau Consuela jaunystėje visiškai bijojo ir pakluso motinos valiai. Ir nors visiškai nenorėjo tekėti už Spencerio Churchillio, ji sutiko su santuoka motinos paliepimu. Panašu, kad Consuela galutinai įtikino motinos emocinis šantažas. Alva tvirtino, jog jos sveikata smarkiai blogėja dėl to, kad Consuela nenori sutikti su santuoka. Santuoka buvo įforminta 1895 m. lapkričio 6 d., kai Consuelai tebuvo 18 metų. Panašu, kad stovėdama prie altoriaus, Consuela verkė po savo nuometų. Pagal susitarimą Marlborough gavo $2,5 milijono vertės Vanderbiltų geležinkelio akcijų, suma, kuri šiandien prilygtų beveik $100 milijonų.
Tačiau nors ši santuoka Spencerio Churchillių šeimai finansiškai buvo labai naudinga, asmeniniu požiūriu ji buvo tikra katastrofa. Tiek Consuelo, tiek Čarlzas dėl šios santuokos turėjo atsisakyti ankstesnių santykių, o vienas kito taip ir nepamėgo. Iš tiesų, Alva Vanderbilt, Consuelo motina, vėlesniais metais atvirai prisipažino, kad privertė dukrą tekėti už Marlboro. Tiek Consuelo, tiek Čarlzas greitai susirado kitus partnerius. Ji užmezgė santykius su Reginaldu Fellowsu, Marlboro pusbroliu, o kunigaikštis susižavėjo amerikiečių aukštuomenės dama vardu Gladys Marija Dickon, kuri tapo jo meiluže. Iki 1906 metai kunigaikštis ir jo žmona faktiškai buvo išsiskyrę, nors oficialiai liko susituokę iki 1920-ųjų. Nepaisant nelaimingos santuokos, ji vis dėlto susilaukė 2 vaikų. Jonas Albertas gimė 1897 m. rugsėjo 18 d. 1934 metais jis tapo 10-uoju Marlborough hercogu. Antras berniukas, Ivoras, gimė vos po metų po Jono 1898 m. spalio 14 d. Ivoras pasižymėjo tarnaudamas Prancūzijoje per Pirmąjį pasaulinį karą ir buvo apdovanotas Prancūzijos garbės legiono ordinu. Nepaisant nepastebimo jos santuokos su Marlborough hercogu pobūdžio, Consuelo buvo mylima tarnų ir personalo Blenheimo rūmuose bei platesniame Oxfordshire regione, kuriame buvo įsikūrę Blenheimo rūmai. 1890 ir 1900 ji buvo laikoma malone ir užjaučiančia Spencerių Churchillių giminės atstove, dosniai aukojo vietos gimdymo namams ir labdaros organizacijoms skirtoms vargšams. Vis dėlto Consuelo ištekėjo už Marlborough hercogo tuo metu, kai Europoje didėjo politinė įtampa. Didžiosios valstybės nuo 1870-ųjų buvo įsivėlusios į aršią konkurenciją, kurią skatino nacionalistiniai jausmai, kova dėl kolonijų Afrikoje ir Azijoje, bei įtampa tarp tokių valstybių kaip Didžioji Britanija ir Vokietija. 20-osios pradžioje visame žemyne buvo susiformavusios 2 pagrindinės ginkluotos sąjungos, o 1914 metai regioninė krizė Balkanuose peraugo į Pirmąjį pasaulinį karą. Consuelo greitai įsitraukė į filantropinę ir labdaringą veiklą, kad padėtų karo pastangoms savo naujojoje tėvynėje. 1914 m. rugpjūčio 5 d., vos kelioms dienoms praėjus po karo pradžios, ji kartu su Lou Hoover, būsimojo JAV prezidento Herberto Hooverio žmona, ir Lady Randolph Churchill įkūrė Amerikiečių moterų karo pagalbos fondą, emigrančių amerikiečių moterų organizaciją, skirtą remti ir padėti karo pastangoms Didžiojoje Britanijoje. Per artimiausius 4 metus Consuelo per Amerikiečių moterų karo pagalbos fondą dalyvavo lėšų rinkime iš Amerikos, siekiant padėti Didžiajai Britanijai. Tai tęsiasi iki tol, kol 1917 metais Jungtinės valstijos prisijungė prie karo Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos pusėje. Fondas taip pat panaudojo surinktas lėšas mezgimo fabrikams ir dirbtuvėms finansuoti, o taip pat įrengė karinę ligoninę. Karo pabaigoje vadinamoji Amerikos moterų karo ligoninė buvo gydžiusi daugiau nei 7000 sužeistų kareivių. Consuelo ir Čarlzas galiausiai oficialiai išsiskyrė 1921 metais. Tuo metu Consuelo jau seniai buvo užmezgusi santykius su Žaku Balsanu. Balsanas buvo aviacijos pradininkas, kuris pradėjo dirbti su balionais apie amžių sandūrą, tačiau vėliau perėjo prie lėktuvų statybos, kai dirbo su Raitų broliais, pirmaisiais žmonėmis pakilusiais lėktuvų į orą. Kitty Hawke, 1903 metais. Jis ir Consuelo palaikė romantiškus santykius daugelį metų, dar prieš jai gaunant ilgai lauktas skyrybas su Marlboro. Ir vos tik tai buvo užbaigta, Consuelo ir Žakas susituokė 1921 metų Liepos 4 dieną. Jam buvo 52, o jai 44. Consuelo antroji santuoka buvo labai laiminga. Savo autobiografijoje, kurią jai parašė kitas asmuo, 1950-ųjų pradžioje Consuelo laiką su Balsanu vadino auksiniu. Jie daugiausia gyveno Paryžiuje. 1920-aisiais ir 1930-aisiais, o 1940 metų vasarą artėjant naciams, vos spėjo pabėgti iš Prancūzijos sostinės. Pasitraukė į Ispaniją, vėliau į Portugaliją, o galiausiai išvyko į Jungtines valstijas. Po to jie apsigyveno Floridoje ir likusį gyvenimą praleido Amerikoje.
Didžiąją vėlesnių Consuelos ir Žako santuokos metų dalį jie praleido Manelipine, mažoje bendruomenėje Palm Beacho apygardoje, Floridoje. Čia ji ir jos antrasis vyras pastatė didelę vilą, kuri buvo pavadinta Casa Alva Consuelos motinos garbei. Pastatyta 150 akrų valdoje, vila užėmė 26 000 kvadratinių pėdų plotą, o parduodant ją 1950-aisiais jos vertė siekė $568 000, suma, kuri šiandien būtų verta milijonų. Casa Alva turi savo vietą šiuolaikinėje istorijoje. 1946 metais Consuelos pirmojo vyro pusbrolis iš pirmosios santuokos, buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas ir karo metų lyderis Winstonas Churchillis, apsistojo čia pakeliui į Misūrio Westminsterio koledžą, kur turėjo sakyti kalbą. Manoma, kad būtent Consuelos namuose jis tobulino ir repetavo savo garsiąją geležinės uždangos kalbą. Toje kalboje jis pagarsėjo tuo, kad sovietų valdžią rytų ir vidurio Europoje apibūdino kaip geležinę uždangą, nusileidžiančią per Europos vidurį. Consuela ir Žakas didžiąją dalį vėlesnių santuokos metų praleido Floridoje, taip pat turėjo namus Niujorke ir Long Islande. 1953 metais pasirodė Consuelos autobiografija, kurios literatūrinis bendraautoris buvo amerikiečių meno kritikas ir rašytojas Stuartas Prestonas. Pavadinta Blizgesys ir auksas, ji pateikė įtraukiantį, nors ir labai selektyvų jos gyvenimo ir paauksuoto amžiaus paveldėtojos pasaulio pasakojimą. Žakas mirė 1956 m. lapkričio 4 d. Niujorke. Jo kūnas buvo pargabentas į Prancūziją ir palaidotas Paryžiuje. Deja, jos jaunesnysis sūnus Ivoras mirė 1956 m. rugsėjį, nesulaukęs 60 vos keliomis savaitėmis anksčiau nei Žakas. Po jų mirties Consuelo pardavė Casa Alva ir daugiausia gyveno Niujorke bei Long Islande. Consuelo mirė savo namuose Southampton, Long Islande 1964 m. gruodžio 6 d., sulaukusi 87 metų. Jos palaikai buvo pargabenti į Angliją ir ji buvo palaidota Švento Martyno bažnyčioje Bleidene, Oksfordšire, netoli Blenheimo rūmų, šalia savo mirusio sūnaus Ivoro. Didžioji dalis jos turto atiteko jos išgyvenusiam sūnui, 10-ajam Marlboro kunigaikščiui. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie šias įvairias tragiškas paveldėtojas. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jų gyvenimus. Ir jei turite kitų pasiūlymų ar norite daugiau ilgų rinktinių vaizdo įrašų kaip šis, būtinai parašykite apie tai komentaruose. Na, tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives vaizdo įraše. Ačiū.